Nu kągi, mėlyjeji, išaušo tiesos akimirka. Žodžiu, šiandien stovim prie Audi 209 štukų mylių. Vis dar važiuoja ta mašina, viskas su ja gerai. Bet jau pervežė apie 100 PM automobilių. Nuvažiavam 100 000 krautų mylių su šitą mašiną. Ir aš manau, kad laikas mums ją paleis. Paleis į garažą, neparduosim turbūt, nes reiks kažkokios pakaitinės mašinos, jeigu sulūžtų mūsų kitą mašiną, prie kurios toj prieisim. Tai užbaigiant apie šitą, tai kas iš tikrųjų davedė jau tiesiog pirkti kitą automobilį, tai neina sutvarkyti būtent šaldymo sistemos, tai dabar pasidarė taip, kad viskas, ką supelu į sistemą, tai pučia realiai ant viršaus, va čia visur riebalas yra realiai, va galite matyti, kaip buzuoja smarkiai, o gal ir antifrizas, nežinau, kas čia pasidarė jau ant galo, žodžiu, prakiūro visi galai ir ant galo dar padangas suėdė, tai taip ir, žodžiu, galiu parodyti, va, sakau, dar ant priekio užsimesiu, kad pavažiuot, bet jau čia be šansų, niekur mes jau su tom padangom nebenuvažiuojam, nežinau, ar matosi iš vis ar nesimato. Tai čia tos padangos, dėl kurių kovojau Walmart'e ir visgi man pinigų negrąžino, padangų nepakeitė ir grąžino pinigus už naujas padangas. Tai kažkuriam epizode minėjau, kad važiuosiu į Walmart'ą, priduoti šitų padangų ir pasakyti, kad sugėdė, jie ten biški prisitriokino, sako, kai jau atėjo keitimo diena, sako, atvažiuok, mes tau paskaičiuosim procentais, kiek tu nuvažiavai ir tada pagrąžinsim ten tų pinigų. Nu, bet esmė ta, kad aš kai nuvažiavau, sako, tau vis tiek reiks susimokėti 400, sako, atsiprašau, jūs padangos nuvažiavo tik 16 000 mylių. Sako, kodėl aš turiu mokėti? Nu, sako, mes taip nesam matę, sako, džiaugs, kad iš vis kažką duodam. Ne. Sako, grąžinam tas padangas, kurias tu man įkišai nusipirk, sako, aš už jas tikrai nemokėsiu. Žodžiu, nusipirkau abidvi naujas padangas su 100 PM, uždėsim, išvalysim, sutvarkysim mašiną, įkišim į garažą ir bus pakaitinė, jeigu užlūžtų mūsų kitas automobilis, prie kurio prieisim. Tai iš tikrųjų galvoju dabar, va, gerai labai matosi. Viena iš padangų, tai va taip va, jau atrodo su metalais išlindusiais, gal siūlais, ne metalai. Nu, žodžiu, esmė ta, kad atėjo laikas atsinaujinti 209 štukų, 100 štukų krautų mylių, 150 automobilių ir jūs man pasakykit, ar Audi Q7 nėra patikimus automobilis. Aišku, per visą tą laiką bijau net skaičiuoti, kiek investuota, minimum 10 000 sukišta į remontą, minimum. Vien sušiktas kardanas, štuka, stabdžiai, štuka, važiuoklė pusantros, visokie keitimai, visokie tvarkymai, remontai, žodžiu, 10 štukų toj mašinai, bet aš už ją mokėjau, jeigu bijau dabar pameluoti, ar net 2500, tai kai nupirkau buvo 196 000 mylių. Tai va, tai aš manau, kad šitas būtent automobilis, Audi Q7, 107,8 kilovatai, 3 litrai dizelis, išpjautas visas katalizatorius, čia viskas aprūkė, džinas lenda kiekvieną kartą spaudžiant gazą, bet nepaisant visko, šitą mašiną vis dar traukia kaip žvėris, tempia kaip žvėris, tai aš manau, ką aš padarysiu su ją. Dar, va, pagalvojau dabar, aš išleisiu visą tą kondicionierių skystį lauk, išsivedins tą mašiną, nebepus mašiną ant stiklo ir mes pabandysim jai pakeisti viršutinius įtempėjus. Tai reiškia, ten kažkokie dangteliai nusiema, jeigu neklystu, ir aišku, pasiknyst reikia, biški variklį pasileidžia min, bet pabandysim pakeisti būtent tik tos įtempėjus viršutinius. Jeigu padės, bus labai geras pakaitinis automobilis, kadangi aš galvoju, kad vis tiek jinai nenumirus dar, tai mes taip ją ir paliksim. Tikrai neparduosiu, nebent kažkas gerai duos, kokius 2000, gal biškai daugiau prašysim. Nu, nesvarbu, žodžiu, šitą stumam į šoną ir einam prie naujoje mūsų naujos raketos. GL-as 2013 metų, dizelis, nuvažiavęs 212 000 mylių. Šitie varikliai važiuoja po pusę lemo. Pusę lemo bent jau žmonės taip sako, tik nežinau, ar kilų, ar mylių. Jeigu kilų, tai nebedaug liko, jeigu mylių, tai liko dar šiek tiek. Tai aš manau, jeigu kiekvienas mūsų pirktas automobilis galėtų nulėkti krautas bent 100 000 ir suvežti apie 100 PM mašinų, tai aš manau, kad visai nebloga matematika gaunasi. Kodėl? Aš galvočiau taip. Visi žmonės Amerikoje sako, o tai kodėl tu nesu pick-up trucku? Nu, bet nepatinka man tie pick-up truckai. Nu, važinėkit jūs su tai savo pick-up truckais, kaip, nežinau, daug kūro ryja, nepatogus, apsisukti su jais, detalės brangesnės, viskas daug brangiau, nuvažiuoja daug mažiau. Parodyk man pick-up trucką normalų, nenutriestą kažkokį, kuris būtų nuvažiavęs 209 štukų mylių, tai ten pusę mašinos bus nurdyję, 3 kartus variklis pakeistas ir viskas. O aš galvočiau vis tiek, vokiška kokybė, dizelis, tai ar Audi variklis dizelinis 3 litrų, ar šitas
šitas Mirsas. Mes išsiaiškinsim dar, ką gali šitas Mirsas, bet už Audi jau galiu pasakyti, kad va, automobilis, jeigu reikia tampyti kažką, pasakiškai gerai, nežinau. Greičių dėžė kažkas sakė prasta. Nežinau, gal čia kaip, priklauso kaip prižiūrėta ar važiuota. Mes važiavam gana grubiai ir jin vis dar sukasi. Tai aš manau, kad kiekviena mašina skirtingą gyvenimą gyvena ir vieniem geriau pasiseka, kitiem mažiau pasiseka. Tai, o dabar mes žiūrim šitą mašiną. Tai reiškia, šitas automobilis turi orinę važiuoklę, kas man nelabai patinka, turi lengvojo lydinio ratus, tai mes juos pakeisim į sunkesnis biškį, kad mums daugiau svorio laikytų. Šitas variklis turi 3 litrų dizelinį variklį, kuris ėjo nuo 2013 iki 2016 metų, tiek į gailus, tiek į sprinterius, tiek į amėlus ir gle. Tai šitas automobilis turi paprastas lempas, vėl žabalinėsim naktį kaip ir su Audinė, bet planuoju aš atsinaujinti kažkokiu būdu lęšius ir čia padarysim, kad šviestų normaliai. Nes dabar tai važiuoja ilgas įsijungęs ir net nespygina į akis. Tai va taip, žodžiu. Tai kas dar yra prabangos šitoj mašinai, tai yra šviečiantis ženklas, kažkada naktį parodys, kaip gražiai šviečia. Dabar aišku nesimatys, kokie čia komfortai mūsų laukia. Labai liūdna, kad nėra ventiliuojamų sėdynių, bet kažkaip reiks gyventi. Šviesų salonas, nuo šviesaus salono, kaip matau, aš negaliu niekaip pabėgti labai toli, bet nesvarbu. Žodžiu, memory sėdynės, elektrinės, odinės durys. Čia yra tik šildomas salonas, realiai porankis, va ten vienoje vietoje suplyšę. Čia viskas labai paprastai ir ką mes čia turim, va, klaidą užsidegusią turim, blind assist ir turim check engine light. Tai check engine light dega dėl to, kad reikia GR vožtuvą pakeisti. Vožtuvas jau užsakytas, pakeisim kitą savaitę ir viskas bus gerai. Taip, žiūrim toliau. Gale turim sėdynės, čia viskas labai paprastai, labai liūdna, kad nėra muzikos jokios, yra tik radija paprasta ir turim begalinio dydžio bagažinį. Čia dar yra 2 kėdės. Tai jeigu kažkas turit didesnę šeimą, tai šitas automobilis ir 7 vietų, žinokit, aš su juo važinėjęs dabar kokias 4 dienas gal jau ir važiuoja taip, kaip važiuoja Audi Q7 su orinė pakaba. Čia oras, ten oras, bet esminis didžiausias skirtumas darbui, tai aišku dar išsiaiškinsim, bet šitas automobilis linguoja į šonus. Linguoja, tai suprasit tik tie, kas turi orinės mašinas, o kas neturi, turbūt, kad sunku įsivaizduoti. Mašina Audi yra su sprandžinom. Tai reiškia, kai tu važiuoji, jinai kaip prikalta. Viskas, nėra kažkokių papildomų vietų judėjimui. Orinė pagalvė, jinai iš savęs juda. Šitą mašiną linguoja ir kai važiuoji per posūkį, tokia susitampo visą. Tokia ar per duobę kažkokia tokia visą susitampo. Audi tokių bajerių nėra. Jeigu važiuoji su šitą mašiną ant 80, tada jinai, toks kaip laivas plaukia, taip banguoja. O su Audinė, kai lėki, ten viskas, kaip prikalė tave prie žemės, taip ir tu jokių judėjimų iš šonus. Realiai nežinau, kas turi nutikti, kad ta mašina judėtų. Tai labai didelis skirtumas ir ko labai bijau, kad nesprogtų mums tos pagalvės. Jeigu tos pagalvės sprogs, tai reikės tiesiog susidėti sprandžinas, jeigu tokias egzistuoja ir žiūrėsim toliau. Tai tiek būtų apie mašiną, važiuosim į test drive'ą. Pirmas test drive'as bus su tuščiu traileriu, pažiūrėti, kaip tuščia stovi ant 80. Antras test drive'as, užkrausim Audinę ir pažiūrėsim, kaip ta Audinė užkrauta čia ir kaip gailas jaučiasi ant kelio. Ant 80. Lėksim 80, žodžiu. Ir pažiūrėsim, jeigu 8 nemėto, nelinguoja, nebanguoja, tai manau, kad viskas bus gerai. Ir kita problema dabar yra. Mūsų traileris ant Audinės, kai buvo, jis buvo ir taip per žemai, gal taip pavadinkime, ne? Tai reiškia, kai yra per žemai, šitą padangą labiau spaudžiama, šitą labiau į viršų. Tai reiškia, šitą gauna mažiau krūvio ir labai įdomiai dėvisi. Tai va čia galite matyti, nuvažiavo padanga apie 30 000 mylių ir jin jau atrodo gana panešiota, ne? Kitoj pusėje turim visiškai pliką padangą, o čia jau nebėra nieko. Tai manau, kad mes šiandien dar ją pakeisim, kad mums nestresuoti ant kelio ir per šią savaitę susitvarkysim. Kur pagrindinė bėda yra? Tai reiškia, kablys yra per žemai. Tai teoriškai mums reikėtų kablį per kokius 2 inčus pakelti viršų, kad traileris išsilygintų. Bet kuo labiau spaudžia galą, tuo smagiau važiuoti, gal taip pavadinkim. Tai žiūrėsim, jeigu mums reikės pakeisti šitą dalį ir pakelti, tokį prailginimą padaryti, tai yra tų visokių apėjimų, tai tikrai mes pakeisim kablį į aukštesnį, bet tada, kai pakeli aukščiau priekabą, pradeda mėtyti šonus. Tai nenori, kad aš mėtytų šonus, geriau man tą mašiną stačia tegul eina, bet tegul būna prikalta prie kelio. Tai pirmas test drive'as, važiuojam, pralėksim, tada komentarų bus ir matysim, kaipgi čia mums sekasi su ta
tą naują mašinėlę lėkti, ką žinau. O aš einu uždedu kamerą kažkur ir pafilmuosim. Testas numeris 1. Žodžiu, pirmiausia, tai pojūtis, pradėjimo važiuoti, bendras važiavimas ir startas tikrai su Mersu atrodo lengvesnis, jam lengviau pradėti važiuoti, lengviau atrodo suktis, jis geriau apsisuka vietoj, manevringesnis nei Audi galiu pasakyti, nes traileris visai kitaip stovi. Kitas dalykas yra ryškus skirtumas traukos, kai spaudi gazą ir nori labai greit važiuoti. Tai reiškia Audi aštresnė, greičiau šoka į priekį, kadangi kilovatai ten pačipuota ir nebėra jau nei katalizatorius, nei DPF. Tai viskas tuščia ir jinai labai aštrus automobilis. Tai manau, kad Audi vienas vardas padėtų ant tiesiosios šitą mašiną, bet tempimo pojūtis tikrai malonesnis su GL. Turbūt, kad tiek. Kažkokio kitokio dabar pojūčio dar negaliu tiksliai vardinti. Einu pakrausiu Q7, testuosim pakrauto trailerio manevringumą ir pačio GL manevringumą ir kaip jis darbuojasi. Ir dar vienas svarbus dalykas, tai GL-as tikrai geriau stoja. Taip, jeigu užmatyk raudoną šviesoforą ir kerti per stabdžius, tai reiškia daug greičiau sustoja, daug maloniau sustoja ir nėra to tokio stumimo į priekį. Bet einam į antrą testą ir pažiūrėsim, kaip mums su ta Q7 užkrauta seksis važiuoti. Ant GL prikabinta priekaba ir dabar krausim šitą mašiną ant šitos priekabos. Tai lūktelkit, tuoj atvažiuosiu ir važiuosim testuoti. Nu viskas, audėlė pakrauta, tuoj prisirišam ir galėsim išsitestuoti. Tai šiaip labai liūdnos žinios, kad iš tikrųjų kondiškė visiškai prakiūro, tai, atvirai pasakius, tai šitą mašiną būčiau iškeitęs į bet ką, kas tiesiog nepūstų tau kondicionierių skysčio į veidą, nes pojūtis toks, kad įsivaizduokit, tik atsisėdi, iškart galva pradeda skaudėti, vien dėl to, kad tas kvapas nepakenčiamas ir tai yra chemija, kurią tu visą dieną uostai ir dar plus aprūko visas priekinis stiklas, tai žodžiu, tai va, viskas, rišamės ir galėsim mes lėkti toliau į testą numeris 2. Labai prastai atrodo padangos, bet gal nepamesim mašinėlės, viskas bus gerai. Tarp kitko, mes turim naują filmuotoją ir visą mėnesį vaikščios ir važinės su mumis. Tai daugiau matysit iš šono, daugiau įdomybių, nes kartais tiesiog neina piršti nusimauti ir kažką pafilmuoti. Tai reikia antro žmogaus. Tai mes turim komandai, sekančiam 30 dienų, naują komandos narį. Traileris susilankstęs. Labai toli nevažiuosim, gal čia daug, sakykime, ir nereikia, bet pastovi tik 2-1 ratai ir prasideda bairiai. Čia ne 2-1, bet padangos gana aukštokos, tai labai panašiai atrodo, kai būtų uždėti 2-1 ratai. Ir dar iššūkis iš tikrųjų GL-ui, nes visi įrankiai sudėti į galą ir kas prideda dar daugiau svorio. Šiaip bendrai atrodo, kad priekinės padangos yra šiek tiek labiau pasispaudę, kadangi vis tiek mašinos svoris daugiau čia, galas mažiau. Nežinau, varom pratestuojam ir tada jau pasakysiu, kaip mums sekėsi su testu numeris 2. Taip gerai stabdo, kad net padangos žviegia. Su Audi tokių bairių nebuvo. Žodžiu, kiek užspaudė, aišku. Tai tas gaunasi toks jausmas, kad mašina tiesiog nespėja ABS-as kabliuoti to svorio, bet pojūtis tas, kad žviegia, tai starpelis, bet stabdymas, gali pasakyti, žymiai geresnis, įsibėgėjimas žymiai geresnis, tai reiškia, gale turim tikrai nemažą svorį. Pojūtis važiavimo geresnis, bet labai stipriai juntamas nestabilumas, kuo didesnis greitis, tuo labiau visą mašiną taip banguoja. Tai reiškia, iš pagalvių tikrai malonumo tame neprideda, kadangi kai tempi svorį, nori kažkokio biškį gal greičio ir stabilumo, ką Audi turi maksimaliai. Ant 8 mylių lėkiant
net nesuabejotum Audi stabilumu su traileriu. Aišku, viskas proto ribose turi būti, tai reiškia, jeigu veži mašiną, nu tai šiam 5-7, jeigu ten lengvesnė kažkokia ir sedanas, jeigu džipą veži ant šiam, bet manau, kad mes tiesiog iškeisim greitį į komfortą ir priprasim važiuoti šiek tiek lėčiau, nes neatlaikiau iki antro testo pabaigos, norėjau jau iš karto pafilmuoti ir papasakoti, kad pojūtis realiai viskas daug geriau. Apart stabilumo, turbūt, kad čia pagrindinis peilis yra šito automobilio, kad jinai nėra stabilesnė už Audi. Nu, bet žiūrėsim, kažkokį sprendimą priimsim, gal ilgainiui išoperuosim tą orinę važiuoklį ir sudėsim spyruoklės, jeigu tokios iš vis dedasi, o gal nieko nedarysim, gal tiesiog reikia priprasti ir komfortiškai mėgautis kelionę, kruizint, kaip sakoma. Tai va, tai žodžiu, važiuoju į greitkelį pravažiuosim ant šiam 7 su gana sunkia mašina, Q7 pilnai krauta viduj, su įrankiais, su viskuo. Realiai svoris kaip GL ar GLS jau galima sakyti, nes šiaip paėmus Audi yra lengvesnė 500 kg nei GL-as, bet va dabar, kai jinai pilnai krauta, tai realiai kaip GL temptume. Tai tikrai visai neblogai susitvarko. Aišku, įdomu, dabar tas variklis ar mum neišsiskies, nes kažkaip jau kai pažįsti savo mašiną, tai žinai, kad jinai yra patvari, kas ten kur barška, koks garselis, o dabar visi garsai nauji. Žinot, tas jausmas, kai pažįsti savo mašiną, kaip kiekvienas garsas atrodo atsiradęs, nežinai, kas darosi su mašina, jau į servisą važiuoji, tai ir man taip pat. Biški kas, to labiau, kai dirbam su to automobiliu. Tai va, tai tokia situacija kol kas, pabaigsiu testuką, noriu pasižiūrėti, kaip čia kas ir sugrįšiu tada jau parkingę, manau. Noriu dabar pasidomėti, pasižiūrėti, patirinėti, nes rytoj jau lėkiam pirkti mašinos. 6 valandas į vieną galą pjausim, tai jau lėksim su GL-u. Tai va, viskas. Luktelkit minutėlę ir keliamės toliau mes į apžvalgą jau po test drive'o. Nu ką aš jums galiu pasakyti, mėlyjei, nu labai ryškus skirtumas. Realiai senai reikėjo, galiu pasakyti, ir tikrai per ilgai vargom mes čia su Audi. Nu bet toks darbas, kažkaip galvau, kad greičiau užlinks tas variklis, bet jis neužlinko. Tai parodo tik tai Audi patvarumą. Tai galit matyti mūsų raketą ant tralo, tai nereiškia, kad jin sugedo, bet tai reiškia, kad jinai buvo testo dalis. Tai va taip atrodo GL-as ir galiu pasakyti, kad net nesimato, kad būtų mašina pasėdus. Bent jau toks vaizdas, gal netgi kaip tik pasikėlus, kaip pajautė svorį, tiesiog išsilygino ir pasikėlė, kas yra gerai. Tai reiškia dabar stabdymas geresnis, trauka lengvesnė, tiesiog malonesnė. Pats važiavimas, dabar toks jausmas, kad tu tiesiog su laivu plauktum. Tai kai mašina pakrauta, nebesijaučia visiškai mažos duobės, dabar turėlį visą laiką va taip banguoji. Tai tik tai kas pasidarė dabar, turėsi mažinti greitį pakrautai mašinai apie 5 mylias per valandą, tai jeigu visą dieną važiuoji, tai sakykime 10 valandų 50 mylių, nu tai valandą vėliau grįšim, valandą vėliau nuvažiuosim, bet aš manau, kad verta keisti būtent komfortą į lėtesnį darbą, kadangi iš tikrųjų daugiau komentarų turėsi jau po pirmo važiavimo rytoj, kaip sekėsi grįžti su automobiliu, bet šią akimirką galiu pasakyti, kad labai patenkintas komfortu, tai kad nebesmirda kondiškė ir aš manau, kad mes su GL-u tikrai padraugausim ir turbūt, kad daugiau komentarų bus tiesiog jau po pirmojo važiavimo. O dabar ką aš žinau, stabdo geriau, dabar netgi pradėjau jausti, kad traileris stabdo nuo kalno, arba jeigu taip smarkiau užstabdai stabdžius, tai reiškia, čia yra hidraulinis stabdis, tai sulenda realiai metalas į vidų, užspaudžia cilindriuką ir perduoda stabdymą į ratus. Tai kas atsitinka dabar, kadangi ta mašina sunkesnė, stabdžiai geresni, tai jinai kuo greičiau užstabdai, tuo greičiau sulenda priekaba. Nesvarbu, kad ir Audi Q7 daug sveria, bet vis tiek. Audi to neturėjo, realiai stabdydavo tik tai Audi, kad persimestų į priekabų stabdžius, turėdavo būti bent jau nuo kalno. Dabar šitą mašiną, kai stabdo, tai net padangos žviegia. Tai reiškia, jin sustabdo save greičiau ir greičiau traileris atsimuša. Tai va toks pojūtis buvo būtent vežant šitą sunkų automobilį. Visas šitas sąstatas, čia jau, aš taip galvoju, kokios 2,5 tonos, gal 3 tonos, daugiau už mašiną. Tai va taip. Tai žodžiu. Tai aš manau, kad mes čia ir pabaigim.
labai džiaugiuosi šito pirkiniu, mašinos visiškai nepažįstu, reikia išsispręsti problemas, reikia pasikeisti AGR, reikia pasikeisti visus tepalus, greičių dėžės tepalą ir dar visokias smulkmenas, pažinti mašiną, nes nelabai norisi būti sugedus ant kelio. Ir tiesiog dabar daugiau nebesiplėsiu, kadangi ir taip daug čia apie tą gailą šnekėjom ir tikrai šnekėsim ne vieną kartą. Ir man atrodo, kad reikės pasidaryti suvedimą, nes lyg ratas biški išsiskėtęs į tą pusę. Nu, bet čia normalu. Žodžiu, didelis svoris, žiūrėsim, kaip čia su tom padangom, kaip čia mums seksis ir ką aš galiu pasakyti daugiau. Viskas. Jeigu norit pažiūrėti, kiek kainuoja automobiliai, ateikit čia į viršų. Jeigu norit nepraleisti nei vieno mūsų video, paspauskit subscribe, mums tai labai svarbu. Žinau, kad jums tai nesvarbu, bet mums svarbu, kad kuo daugiau žmonių pamatys šitą mūsų veiklą, daugiau galėsim tobulėti pirkimuose, vežimuose, kelti vis įdomesnių dalykų. O dabar nežinom, ar iš vis jums patinka šitie videkai ar nepatinka. Aišku, dalis žmonių, maža dalis parašo kažkokį komentarą. Jeigu parašytų daugiau žmonių komentarų ir paspaustų like ir subscribe, tai labai padėtumėt mum tiesiog būti žinomesniem, parodyti, ką mes čia darom, kad stengiamės kitaip daryti, nei galbūt tie kažkokie piktieji kardinolai, pilkieji kardinolai, kurie apgaudinėja žmonės. Mes sakom taip, kaip yra. Jeigu mašina gaidys, nu tai gaidys tą mašiną, sulūžus kažkokią, nu tai mes netrinam, nesistengiam parduoti jum kažkokios nesąmonės. Visada duodam klaidų kodus, duodam pilną apžvalgą, parodom, kas blogai. Neįlysimės, nepatikrinsim visko ten iki menkiausių smulkmenų. Bet realiai su visais kalbamės nuoširdžiai, taip kaip yra, pasakojam, aiškinam. Netgi sakom, kartais nepirkit jūs tos mašinos, nes blogas variantas arba ne jum galbūt tą mašiną ir viskas. Tai manau, kad ties šią gaidą ir baigiam. Jeigu įdomu, kaip ir minėjau, užsukit pas mus. O dabar šitą video užbaigsim tiesiog čia, su GL-u ir kaip mums sekėsi jau kitą savaitę. Ateikit į mūsų YouTube ir pasižiūrėkit, kaip šitas GL-as parveža pirmosius savo krovinius. Tai va, viskas, iki. Nu tai ką, savaitė nauja prasidėjo ir turim filmuotoją. Tai reiškia, džiaugiamės, kad mums padeda, pagaliau pagausėjo mūsų komanda. Žodžiu, nebereik šis tą kamerą vienam lakstyti visur. Tai va, tai šiandien turim antradienį, 9 valandos ryto ir mes jau turim ant savo trailerio Makaną. Tai reiškia, vakar nupirkom Makaną 2016 metų, variklio defektas. Sakė žmogus, kad užvažiuos pats antralo, bet pats neužvažiavo. Užkuri, nėra jėgos, visiškai atrodo spaudi gazą ir ta mašina nevažiuoja antralo. Tai biški pamelavo, bet ką padarys. Tai žodžiu. Tai šiandien turim 2016, labai gražios spalvos Porsche Makanas ir variklio defektas. 160 000 mylių. Sumokėjom $5,000. Tai va, o ką mašina šitą turi? Tai turi paprastus žibintus, turi Porsche originalius ratus R20, turi naujas padangas gale ir juodą saloną. Tai kas yra labai gerai, tai spalva neeilinė. Tai tokios spalvos, dažnai mieste nesutiksit. Tai žodžiu, einam į vidų, apžiūrim ir tada varysim toliau. Turi juodą saloną, tai kas jau gerai, ne? Kas norit juodą dažniausiai Lietuvoje, tai šitas labai gerai. Bose aparatūra, šildomas ventiliuojamas sėdynės, čia iš vis pasaka. Tai kad ir Lietuvoje nebūna labai karšta, bet labai malonu. Tai žodžiu, va, kaip būna ventiliuojama, tai žinot, tokios skylutės būna sėdynė, ypatingai vokiško mašinom. Tai realiai, jeigu įlipat į vokišką mašiną ir matot skylutės, tai čia jau bus ventiliuojama. Arba visada, kai įlipat į vokišką mašiną, va tokie du mygtukai. Jeigu yra šildymas dažniausiai gerai, jeigu yra šaldymas, tai reiškia bus ventiliatorių ženkliukas arba kažkokios tai kitokios piktogramos, bet esmė, kad skylutės ir bus šitas mygtukas. Tai va, šitas automobilis turi 160 000 mylių. Šildomas vairas, čia yra mygtukas, nežinau ar matysis, bet va čia būna pasispaudžia iš vidaus. Jeigu girdit kleksėjimą, tai reiškia yra šildomas vairas. Čia, čia dažniausiai nuo kažkokios stipriai prakaituojančios alkūnės, o čia va, mala kaip aštresnių kaulų žmonės, gal nežinau, kodėl kaip taip sudraskyti, bet čia turbūt šlapia ir tai va, tai manau, kad tikrai, jeigu norit sportinio automobilio, tai Makanas 3 litro, jeigu norit dar labiau sportinio, Makanas 3.6
GTS ir jau ten tikrai manau, kad jums greičio ir galios nepritruks. O dabar mes keliamės į iškrovimą. Vežam šitą automobilį, priduosim. Pirkėjo dar neturim, šiandien turim antradienį, bet jis bet kada gali atsirasti. Jeigu norit pažiūrėti, kiek kainavo šitas automobilis po mokesčių, tai reiškia, mes sumokėjom 5000, prisideda konteineris, kelionė ir taip toliau ir gaunat kainą Klaipėdoje. Kaina Klaipėdoje, ateikit pas mus į Facebooką, čia viršui, pamatysit, kiek šitas automobilis kainavo, ieškokit pagal spalvą, daug tokių neparduodam. Jeigu norit matyti mūsų kelionės, ką kiekvieną savaitę nuveikiam, tai reiškia, ateikit pas mus, pasubscribinkit, spaudžiat subscribe apačioj ir tada galėsit matyti kiekvieną savaitę, ką mes įkeliam, patys pirmi. Tai va, viskas, keliamės ir matysit jau toliau iš pakrovimo aikštelės. Tai viskas, atlėkiam į nukrovimą, nusikrausim Makaną, dar kliento neturim, jau praėjo valandą laiko, dar nieks nenori. Tai nėra blogai, bet iš tikrųjų vakar neįkėlėm apžvalgos, o tik šiandien prieš valandą kažkur įkėlėm, tai kol visi žmonės pamatys, tai mašinėlė, aš galvoju, mano spėjimais turėtų išeiti per kokias 2-3 valandas, vien dėl spalvos. Tai va, good to go. Nu ir viskas, toj darbuotojas nukels, atsakingai visi daro savo darbą, tai pakelia, išveža, viską sufotkinsim dar prieš atidavimą ir kaip visada viską pateikiam savo klientam, kad būtų ramu, kokį automobilį paleidom, kokį automobilį klientai gauna. Tai čia galite matyti, kaip makaniukas išskris. Vat ir viskas. Tai va taip paprastai atvažiuojam, atsisveikinam, sufotkinam ir lėkiam mes toliau. Žodžiu, turim GL-ą, antrą kelionę mūsų jau ir galiu pasakyti, kad tikrai verta buvo pasikeisti automobilį. Dabar automobilis važiuoja minkščiau, galinė aktyvi pakaba, nu ir priekį, aišku, realiai pareguliuoja trailerį taip, kad jis visada tiesiai stovėtų. Tai mašina pati save išlygina. Jeigu biški sunkiau, iš pagalvių dar pakelia. Tai kas tada gaunasi, kad traileris labai gerai tiesiai stovi, jokio bangavimo nieko nėra. Vašluojam dabar 80 mylių per valandą ir galiu pasakyti toks jausmas, kad be trailerio važiuotum. O jeigu turi mašiną užsikabinęs, tada aišku juntamas svoris, bet važiavimas irgi nuostabus. Priklauso nuo svorio. Vakar vežėm Makaną, nu tai važiavam šiam 5,70. Tai priklauso labai, ar reljefas aukštin žemyn, ar visada tiesiai ir geras kelias. Jeigu prastas kelias, nu tai važiuoji koks 5. Jeigu geresnis kelias, važiuoji šiam 5. O jeigu labai tiesus, ilgas, geras kelias, gali važiuoti 7 sukrautą mašiną. Tai čia apie 107-108 km per valandą. Ir manau, kad tikrai geri greičiai, tai sakykime, netgi dabar, jeigu paėmus biškį sumėtai mašiną, tai toks kaip laivas ant bangos pasibanguoja ir išsilygina. Audi kietesnė, šustresnė, bet šitą nuostabiai atlieka savo darbą, tai dabar nebe darbas, o poilsis. Tai va, tai kiekvieną dieną vis bandys kažką papasakoti ir apibėgti greitai, nežinau, ne tai kad greitai, bet po kiekvienos kelionės, gal po savaitės tokį padarysim, sustatysim 2 mašinas ir papasakosiu, kas geriau, kas blogiau, aišku, daugiau bus geriau, bet kuo skiriasi ir kodėl verta galbūt GL-ą, o kodėl verta galbūt Q7 labiau. Tai va, dabar mes važiuojam paimti kliento iki 6, pasikrausim, lėksim namo. Tai pats susirado, jeigu norit patys ieškoti, ateikit pas mus čia į Facebooką, į viršų, tada parašykit mums, kad norit patys ieškoti automobilį, atsiųsim instrukciją ir galėsit patys šauniai ieškoti automobilių. Nelėkiam paimsim F kažkelintą BMW X6 M-Paką su N55 varikliu, tada galėsit matyti jau pilną apžvalgą toliau. Kelias apie nieką, saulė šviečia, plus 30 kažkelį
Ir džiaugiamės vasarą, džiaugiamės GL ir džiaugiamės, kad mūsų komanda pasipildė ir dabar galės užfiksuoti visas įdomiausias akimirkas, kasgi čia vyksta pas mus. Tai va, žiūrim toliau, žiūrim X6 ir pasikrovę lėksim namo. Long drive? Yeah, thank you for waiting. I see you came up 94 to 69? Yeah. Yeah? I don't like drive those. Not through 30, huh? No, I don't Well, like this is it, man. I've had it personally. I've been driving it. Me and my wife. I've had it for about a year. About a year and 3 months. You like it? Yeah, man. I like everything about it. I'm looking to get a GLE 43 right now. Yeah, that's kind of what I'm looking. Viskas, atlėkiam prie X6. Kliento pačiai išsirinktas pirkinys, tai galite matyti tenai. M-pakas, žodžiu, M-pakas 2016 metų. Tai visos apdailos, viskas automobilį, ratai neoriginalūs šitie, bet naujos. Tirti kažkoks, čia net neoriginalus kažkoks gamintojas, bet esmė, kad jos ko gero bus run flatai, jeigu neklystu, nu nesvarbu. Tai va, tai juodas, man atrodo, kad čia yra Schwarz Black kažkokia ten ta spalva ir galite priekį pasižiūrėti irgi, kaip iš priekio atrodo, tai klientas visgi pats išsirinko. Tai kas yra gerai, kad automobilis visapusiškai techniškai tvarkingas. Tai ką turim? Tai reiškia, turim heads-upą, turim žibintus, bet neadaptyvės lempas, turim M-paką, turim, matysit, važiuosim pasikrauti dar, turim originalius lietnykus M-pako, irgi biškiai tokie pasilaupę, bet, nu, nieko nepadarys. Svarbiausia, kad pridėjo ir padangos labai geras. Ir turim vidų. Viduj turim sėdynės gražias, žodžiu, sėdynės yra memory, tada turim tik tai dvi problemas viduj, tai reiškia sėdynė biški paaižėjus va šitoj vietoj ir turim ričiago rankeną, va tenai galit matyti, yra biški paaižėjus, tai čia va tik dvi vietos automobilių, kurios iš tikrųjų neatrodo labai gerai, bet labai mažai defektų turintis automobilis. Bendrai apėjus aplink automobilį ratų galima matyti vienas kitas nubraukimas, labai mažai kažkur pažeidimų, tik va čia ant kapoto, pačiam kampe galit matyti skylutė yra viršui, tai jau čia nuo šitos nepabėgsim ir šitie pardavėjai nesutiko nei kiek numesti. Už šitą automobilį mes sumokėjom $12 600. Varom pakrausim padangas, varom pakrausim ant trailerio ir šluojam atgal. Iš idėjos tiesiog galėtume šokti šitą mašiną ir važiuoti namo, bet kadangi atvažiavam su traileriu, tai mes jau darysim darbą iki galo, nebesuksim mylių su šito automobiliu ir viskas. Dabar einam pasiruošiam trailerį, nuvažiuosim, paimsim padangas ir iš karto šoksim ant trailerio ir važiuosim atgal namo. Pirštinės reikia nusimauti mašiną, švari. Realiai vienas kitas plaukėlis, aišku, tikrai užkliuvo akis, bet šiaip paėmus idealios būklės viduj galiu pasakyti, kaip nuvažiavus 151 ar kiek čia tūkstančius mylių. Ir tikrai viskas atrodo labai šauniai ir gerai lyginant su visom kitom mašinom. Tai didžiausias pliusas šito automobilio man asmeniškai yra tas, kad sėdynės ventiliuojasi. Jau kas mane pažįsta žino, kaip man patinka, kai sėdynės ventiliuojasi. Realiai su Q7 kovojau ir vis tiek man jos nepučia. Tai dabar turim GL, kuris vis dar nepučia, neturi ventiliuojamų sėdynių, bet aš labai tikiuosi, kad mums pavyks įsidėti iš GLS kokias nors tai sėdynės ir padaryti, kad jos pūstų. Nežinau, matysim. Dar tikrai nenoriu nieko prižadėti ir pradėti konstruoti. Pirmą reikia pažinti automobilį, o tada mes galėsim užsimti nesąmonėm pradėti, nes ten dar nėra ir muzikos normalios. Tai mašinoje du dalykai svarbiausia: sėdynės ventiliuojamos ir muzika. Variklį perdėti, nu, aš suprantu, sakysit, jau geriau variklis geras, bet ne, reikia, kad malonu viduj būtų. Nu, ratai tai iš vis aš negaliu patikėti, žodžiu, pirėlį padangos, varžtus pridėjo, emkiniai ratai, pirėlį padangos vertos, nu, toks vaizdas, kad kaip naujos. Realiai čia dar kokius 4 sezonus su jom važiuoti vasarą ir vargo nematysit. Bandysim kažkaip gražiai sukrauti į vidų. Slapuką irgi padėsim čia, jeigu kartais reikėtų išimti, kad matytų, kad va, čia va yra slapukas. Gerai, panaudosim kliento kilimėlį, panaudosim vieną ratą, kad mums būtų lengviau, nes ratai tai aš nežinau, kiek čia sveria, tokie, bet daug sveria. Oi. Nu, reiktų kasdien tampyti ratus, tai nebūtų gerai.
užsidarys langas. Neužsidaro. O Jėzus Marija, kokie dideli ratai. Viskas super. Įdomu, kur akumuliatorius, nes kai kraus mašiną, reikės kada akumuliatorių išjungti. Dabar nežinom, kur iki 6 akumas. Gal pavariklį. Žodžiu, važiuojam krautis, lėksim namo. O jau karšta kaip. Jėzus Marija. Tai visą laimę, kad pagalbos turim. Šiandien mums padeda mūsų komanda ir mus filmuoja. Labai šauniai automobilis važiuoja, realiai važiuoklė kaip kaulas. Bėgiai renkami kaip nauja greičių dėžė, kad būtų. Realiai pavydėtina greičių dėžė. Norėčiau aš tokios jokio smūgėvimo, nieko nėra. Kaip gera važiuoti su tvarkingu automobiliu. Nu va taip pat ir dirbam, žinokit, ne visos mašinos turi būti dužusios, tie tarakonai vadinkim iš aukcionų. Galima ir sveiką mašiną nusipirkti iš Amerikos. Tai vat ką mes ir darom. Padedam žmonėm nusipirkti mašinos, tokias, kokių jie patys nori. Parašo mums, atsiunčiam instrukciją, išsirenka kaip ir šitą automobilį. Klientas pats atsiuntė. BMW X6, M-Pakas. Sako, Lietuvoje daug brangesnis. Tai aš manau, kad šita mašina bus 5,000 eurų žemiau nei rinka Lietuvoje. Tai va, tai tokią mašiną, jeigu jūs irgi norit arba tokią arba kitokią, tai parašykit, čia mūsų puslapis čia ir paprašykit instrukcijos arba pirkit tai, ką mes siūlom. Ir turbūt, kad galėsit išsirinkti savo mašiną. Gal 5, gal 10 tūkstančių eurų mažiau. Tai, o dabar ką? Važiuojam ant ralo ir lėksim namučio. Ratai platumo. Milimetrovkėm, mėlyjeji važiuojam. Va taip va. Tikėkimės, kad mums užteks čia dabar tų diržų. Nėra čia jau tokie dideli tie ratai, aišku, bet vis tiek. Atrodo, kad didesnė. Lėkiam namo, o toliau visą apžvalgą, nuotraukas, video, viską nusiunčiam klientui, tas, kuris pirko, diagnostiką, Carfaxą, viską gauna ir jau žinos, ko tikėtis, žinos, ko laukti ir ratus dar gaus su pirėlį padangų. Viskas. Šluojam namučia. Šiandien atvykom į mašinų kapinyną, žodžiu, tokį Dodge'ą pamatėm, sakom, reikia važiuoti žiūrėti, gelbėti, kol į metalo laužą neišvežė. Su Mersu, pirmas Mersa bus traukimas su gerve, apeisim po to visą tą kapinyną, apžiūrėsim, o dabar turim va šitą Dodge'ą, žodžiu, ir einam greit pasikraunam, nes žinokit, baisiai karšta. Nu va, Dodge'as ant mašinos. Šiandien kas nutiko, tai kadangi kraustamės iš vienos mašinos į kitą, kaip matot, čia betvarkė ir reikia dar viską persidėti. Tai realiai gervė net neturi savo kaiščio normalaus, tai panaudojom Merso varžtus. Merso varžtus išėmėm iš ratų, kad galėtume užkaiščiuoti, nes jeigu nori gervę turėti, reikia kaiščių turėti. Kaiščio nebuvo, tai buvo priimtas sprendimas išsisukti 2 varžtus ir pinus pasidaryti. Tai va, einam apžiūrėsim, ką čia galima būtų nufotkinti, paklausti galbūt parduodama, gal neparduodama, kadangi jau čia atvykta, tai galime mes pasiklausinėti. Einu pafotkinu, pažiūri kažką įdomus, jeigu pamatysiu, tada galėsiu parodyti. Iš esmės, viskas, ką čia matot, viskas neturi titlo, tai reiškia, viskas keliauja į šiukšlyną, viena kita mašina yra insurance mašina, tai kas įdomiausia va čia buvo, tai yra vienas Durango, toks koks dar būtų įdomu, tačiau 500, jeigu pasiūlius, tai gal dar įmanoma, nes nei raktelio, nei titlo, nei kūrėsi, nei pažiūrėsi mylių, nieko, neaišku, ar variklis geras, padangos ir tos blogos. Tai va toks Durangas ir daugiau viskas, kapinynas, va čia toks baisiai karšta, vyniojamės iš čia, nieks čia mums, manau, neįdomu ir jaučiu ir to Durango, net nebeisim į ofisą, neklausim.
Neverta, nėra taitlo. Su taitlais po štuką pardavinėjus, toks sugriuvusis. Tai čia dabar su šituo užsimti dar. Nežinau, ne. Viskas, važiuojam namučia, Durangas pakrautas ir baisiai karšta. O, stovi Challengeris su Hemi varikliu, raudonas visas gražus. Nu, jie čia kaime taip ir gyvena, nieko, normaliai. O, šerifo automobilis, šerifų kontora, policininkų automobiliai atrodo. Tokį įsišaunė mašiną vežioti. Kiek rankenėlė, kokios padangos. Nu, su tokiu smagu ir dirbti, prilekiai ir nutempiai tą mašinėlę lengvai, žodžiu. Va, mūsų Durangas, 2017 metų, 186 000 mylių, ryzas viduj, padangos paprastės, turi vieną kitą pabraukimą. Va, taip atrodo vidus. Sakysim, kad nieko įspūdingo su šitą mašiną nepamatysit. 7 vietos ir šitas automobilis neturi kablio, bet pakrovėm. Ir už šitą automobilį mes sumokėjom $2000. Variklio gedimas. Einam į ofisą, apsimėsim, kad mums dar įdomu tas Durangas, paklausim sumos ir važiuosim namo. Nuradau aš tą dainą, o Jėzus Marija Kristina, seną dainą apie BMW kregždę. Nežinau, ar kregždę kada vairavot, bet specifinė mašina labai. Žodžiu, ir šiandien ryte buvau prisiminęs, pamiršau, sakau, reikės įjungti. Ir dabar klausysim. Fone. Žodžiu, situacija tokia. Važiavam šiandien pirkti Durango, nupirkom, sumokėjom $2000. Bet man dabar tokia nuojauta įlindus į vidų, kad gali būti, kad ten yra starterio defektas, o ne variklio defektas. Tai kai grįšiu arčiau prie namų, pabandysiu prasukti variklį. Nes išvis nedaro klik-klik. Tai reiškia, jeigu darytų klik-klik, nu tai tada vis tiek kažkas vyktų. O dabar yra masė, viskas yra ir nieks nevyksta, kai paspaudi mygtuką. Tai labai įdomiai iš tikrųjų, tai matysim, žodžiu, kaip jeigu bus laiko, dar pabandysiu aš čia paprievartauti automobilį. O daugiau ką, pabuvom ten mes tam parkingė, visokių laužų pristatyta, tai kas vyksta kaimuose, tai tiesiog, jeigu mašina palieka ant kelio, ją nuveža į aikštelę ir ten stovi kokį pusę metų, tada papila į varžtus arba parduoda kaip pilną, parduoda detalėm, bet jau tokių mašinų neeksportuosi. Tai va, būtent tas mašinas ir matėt. Kitas dalykas, labai sunku filmuoti vasarą, labai ypatingai. Realiai, jeigu nieks nevaikšto aplinkui, tai pats iš vis nenori nieko filmuoti, nes yra 35 pavėsi, net nežinau kiek čia ant saulės, tai labai daug toks biški padirbi, eini mašiną pasėdi, biški padirbi, biški pasėdi. Arba reikia tiesiog turėti kažkokią skrybelę, kepurę, kad nekaitintų į kepalą taip smarkiai, nes net kojas linksta. O dar jeigu dirbti reikia, tai iš visas po prakaitų šlapės, nemalonu, tai tos kameros net nebečiumpi. Tai va, bet čia nepasiteisinimas, tik noriu, kad suprastumėt, kodėl šiek tiek suprastėjo kontentas. Vakar turėjom filmuotoją, o šiandien nebeturim. Sako, aš prie baseino noriu šiandien maudytis. Nu gerai, sakau. Tai va, tai realiai galbūt rytoj, galbūt poryt vėl turėsim, kas nešios kamerą aplinkui ir pafilmuos šiek tiek įdomiau. O kai pats filmuoji, toks lakstai tą kamerą, kaip jau daug kartų matėt, aišku, viską tą patį maždaug parodau, bet kai kažkas šalia būna, vis tiek smagiau. Tai va, tai žodžiu, šiandien turim Durango, turim trečiadienį, rytoj važiuojam, surinksim kliento X5 sudaužytą, kažką dar rytoj gal nučiupsim ir penktadienį arba šeštadienį važiuojam, nupirksim keturatį klientui, 3 ar 4 valandos į Michiganą ir šeštadienį planuoju dar nuvažiuoti SQ5, jeigu atiduos. Jeigu neatiduos, tada nevažiuosim, bet yra tokia 2019 metų SQ5 mėlyna su variklio defektu. Tai
Nu, kokie kitokie defektai pas SQ5 galėtų būti, jeigu nekalantis variklis, ne? Tai va, tai tokia situacija, žodžiu, važiuojam toliau. Labai daug ką pasakot nėra, žodžiu, galva nedirba, žiauriai karšta, aišku, čia mašinoje ne taip karšta, bet atrodo kaip per pietus ar kažkada, kai pajudi kieme, tai nieko nebenori, žodžiu, tai va toks jausmas, jeigu būtų atostogos, tai būtų kitaip, o dabar mes dirbam, stengiamės, kraunam karštą, aišku, nėra ko verkti, geriau karštą nei šaltą, bet kad jau taip išpuolė, tai sakau ir papasakosiu. Išvažinėja traileris, atvežė Momocą, žodžiu. Neeilinė diena šiandien, turim rankoj chip tuningą kažkokį, toj viską papasakosiu. Šiandien nieko nefilmau, nebuvo ūpo nuo pačio ryto, sakau, atvažiuosiu vietą, tada kažką įdomaus parodysiu. Gana sunki diena, labai daug problemų reikia išspręsti per visą dieną ir kartais tiesiog tai būna, kai 100 darbų reikia daryti, tai vienintelis atsikvėpimas būna tada, kai tu vairuoji, o kai vairuoji, tada gali ir kalbėti ir žiūrėti, nes pagalį įremi į vairą ir tiesiai važiuoji. Jūs žinot, kad aplink Čikagą 500 kg tiesiai nieko nėra, yra tik daug dalbų ant kelio ir jie labai nemoka vairuoti. Jeigu turėsiu registratorių, tada aš daugiau pafilmuosiu, kaip tie, nežinau, beraščiai norėjau sakyti, bet kreivarankiai, žodžiu, vairuoja, tai pamatysi daugiau vaizdų, tikrai yra tragedija. Vien šiandien kokių 5 avarijų vos nepadariau vien per tuos žmonės ir jie dar supyksta, kai tu išvengi ir dar faką parodo. Žodžiu, bet dabar ne apie tai. Dabar apie tai, kad atvažiavam su Mersu, su kita priekaba, paimti šito žvėries. Šitas žvėris yra 2024 metų. Žinokit, daug informacijos neturiu apie šitą mašiną, bet man atrodo, kad čia 1000 kubų, gal bent jau parašyta 1000 R V Twin FI. Žodžiu, turi Dino Jet duslintuvus ir tuningą, tai reiškia geriau traukia, pačipuotas. Daug informacijos, žinokit, aš jums nepapasakosiu, bet va čia Power Sport duslintuvai, yra Elka Stage 3 amortizatoriai. Bandžiau paversti Mocą ant šoną, niekaip, nežinau, tos padangos biškai per minkštos arba praradęs aš esu įgūdžius ir jau ant šono kažkaip nebeatsistoja tas Mocas taip lengvai. Gal baimių per daug su metais, ką padarysi. Tai va, toks Outlanderis, važiuoja ant ralo ir Mersiukas tempia namo. Tai reiškia, šiandien turim, kur mes čia esam, prie Mičigono ežero, kažkur šone, iki namų 3-4 valandas, pasikraunam šitą žvėrį ir mes keliausim namo. Ką čia be privaidinsis, tai realiai dabar turim kiek čia tų valandų apie 5, kol grįšim 8-9, rytoj pristatom į pakrovimą ir per kitą savaitę jau iškeliaus galimai Mocas į Lietuvą. Tai va, jeigu jums įdomu, ateikit čia pas mus į mūsų puslapį, pamatysit kaip ir ką parduodam. Jeigu norit ieškoti patys, parašykit, atsiųsim instrukciją. Tai nėra lengva, bet tas, kas ieško, tas randa. Ir galiu pasakyti, kad šitą aparatą perka žmogus, kuris jau nusipirko 4 ar 5 dalykus iš mūsų. Tai geriausi variantai, taip sakant, tik jūsų pastangų dėka ir mes padėsim juos parvežti. Už šitą žmogus sumokėjo $11 500. Viskas, einam, kraunamės ir kočiosim namučio. Performance Work Mode. Gerai. Atbulinis. Apsukam ratą dar, ne? LHP, žodžiu, kokių tik nėra. Ir viskas, mėlyje. Žodžiu, motociklas pririštas, palikom priekį vietos, palikom gale vietos, tai reiškia
Gali įtempti 2 diržai, stabdant neis į šoną, į šonus nevažiuos, nes grindys nelygios, ratai spausti, žodžiu, motociklas neįda, tai žodžiu, mirtinai padaryta viskas ir viskas. Reikia sustoti, sakau, kažką pafilmuoti. Tai atvykom prie tokių namų, kur realiai Amerika čia 1933 pradėjo serijinės statybos namus, tokius kaip alitnamiai. Tai žodžiu, viskas atrodo maždaug taip. Namai buvo pastatyti ir perkelti, žodžiu, į pasirodomąją vietą, kur tiesiog galėdavo žmonės atvažiuoti ir pasižiūrėti, kaip atrodys jų namas. Tai pirmieji tie namai iš kažkur jie buvo tiesiog atplukdyti, pastatyti, žodžiu, ir taip toliau. Tai taip atrodo, žodžiu, čia eit negalima, bet tokioj nuostabioj vietoj gyvena žmonės. Kai kurie, kažkas turbūt nusipirkęs tuos namus. Toks gražus saulėlydis. Viskas, mėlyje, atvykom į pakrovimą, keturatis vežtas, kaip numestas ramas, žodžiu, negražiai vidury kiemo. Keturatis atvežtas ir eisim nusikrausim ir važiuosim toliau. Galimai šiandien lėksim Durango pirkti, dar nežinau tiksliai, dar derinam pirkimą, bet jeigu viskas gerai, tada viskas paaiškės biški vėliau. Tai kol kas einam nusimetam mes keturatį, priduodam ir lėkiam toliau tada. Šiandien turim penktadienį, šiandien dirbam, rytoj dar galbūt dirbam ir jau viskas. Ir jau bus atostogos, tai vėl savaitę nusikels į priekį. Tai va, viskas, keliaujam, pasižiūrėsim, kaip mums čia seksis susitvarkyti su šituo. Reikia pabaigti priekabą susitvarkyti taip, kad galima būtų vežti tiek motociklus, tiek... Kas čia yra? Tiek motociklus, tiek keturačius, nes pas mane priekaboj tarpas yra ir, tiesiog neina užvažiuoti normaliai. Reikia prisirišti amortikus dar. Tai va čia va mūsų X6 dar irgi laukia pakrovimo. Irgi čia šią savaitę pirkom klientui, tai spalva labai įdomi atrodo, toks prieš šviesą, kai žiūri, tokia tamsiai mėlyna perlas, o kai naktį kaip juoda atrodo. Labai graži mašina. Nu ką, 2 savaitėlės praėjo nuo pirkimo, nusipirkom, jeigu atsimenat ir stebit GL-ą, dizelinį, 3 litrai V6, sprinterio variklis ir pravažiavam jau tarp 8 ir 10 tūkstančių ir 2 kart tepalą pakeitėm. Tai reiškia, per 6 tūkstančius mylių suryja 3 litrus tepalo. Tai reiškia, kas 2 tūkstančius mylių suryja po tepalo litrą. Tai reiškia, kas gali būti šitam varikliui. Yra toks PCV vožtuvas, tokia šlanga ir iš galo stovi, iš variklio galo toks PCV vožtuvas, jis taip ir vadinasi. Gal tepalo separatorius, nežinau kaip tiksliai lietuviškai. Tai žodžiu, jisai atsakingas už garo nutraukimą, tai man atrodo, kad jis sugėdęs, užsakėm, kainavo 500. Nu gerai, šitą, bet dar nepakeičiu, dar reikia prieiti ir pakeisti. Tai pažiūrėsim tada gal tepalo nebedegint. Žodžiu, kita problema, važiuojant, automobilis turi tokį pirmyn atgal tokią tuščią vietą, klink, toks jeigu gazą paduodi, toks jauti tuščią vietą, atrodo, kad kažkas nutrūk. Tai užsakiau 2 pusašius priekinius, nežinau, ar jie čia bus bėda ar ne, bet pakeisim pusašius ir pakeisim lankščią vietą gale ant kardano. Nu ir tada toliau ieškosim problemų. Tai antra bėda, trečia bėda buvo, dabar galvoju, priekį stovi AGR toks vožtuvas. Yra gale,
virš turbinos ant vienos galvos stovi AGR'as, o čia, vat, ką aš keičiau, tai bypass vožtuvas, tas, kuris, kai užkuri mašiną, jisai cirkuliuoja viduj, o kai duodi gazą, atidaro sklendę ir tada viską meta į sklintuvą. Tai dabar gaunasi taip, kad ir ta sklendė 500 kainavo, ir kainavo tie pusašiai 500 plus lanksti vietą, lanksti gumą dar 120 gal kažkas tokio, tai važiuokit jau kiek pinigų suleista į detalės vien. Tada priekinės kaladės pakeistos, tad, tepalą jau neskaičiuoju, bet tiesiog po 6000 pakeičiau antrą kartą tepalą. Ir dabar yra po pravažiavimo 2500, tai dar po 2,5 keisim ir jau tada žiūrėsiu, ar vis dar degins tepalą ar nebedegins. Tai žodžiu, tai kad nenukrypstant, tai pakeistas AGR tas bypass vožtuvas ir nebėra check engine light. Tai dabar kaip ir mašina, kaip ir ok, bet dar reikia pasidaryti ką? Reikia pasikeisti reduktorių tepalus priekinio galinio, tada razdatkės tepalą reikia pasikeisti greičių dėžės tepalą. Viskas nupirkta, dabar tik reikia rasti laiko ir pasidaryti viską, o laiko nėra. Tai nupirkti pusašiai, nupirkti lanksti gumą, pirktas vožtuvas ir tiesiog atrasti laiko tą darbą pasidaryti. Tai nežinau, kada prieiti, o važiuoti, skubėti reikia. Tai va, tai tokios naujienos būtų apie investiciją, kuri jau siekia apie 2 ar 3 tūkstančių dolerių, nebežinau, bet dar apeisim viduj, parodysiu vieną tokią naujovę, įsidėgiau, kad būtų tiesiog maloniau, smagiau važiuoti. Dabar galim žiūrėti ir lietuviškas žinias, ir TV pagalba. Tai va, apeinam mašinos vidų, pakomentuoju, kas geriau ir kas blogiau nei Audiniai ir tada žiūrėsim toliau. Tai va, tai kaip bebūtų, šitą mašiną turi orinę važiuoklę, Audi neturėjo. Tai skirtumas labai didžiulis yra toj vietoj, kai tu važiuoji ant tiesios, važiuoji ilgai, tai mažiau purto, mažiau tavo kūnas sugeria vibracijų ir taip toliau. Garso izoliacija čia be abejonės ant Mirso geresnė, bet jaučiu pagrindinis dalykas, kas mane labiausiai nuliūdino, tai reiškia, tik biški sušlampa asfaltas, ar palyja, ar akvaplangas toks biški pasidaro, viskas. Šitą mašiną galim šiukšlyną išmesti. Toks vaizdas, kad viskas, nebeveikia jokia saugos sistema, tu tiesiog čiuoži kaip per ledą, kaip su pačiūžom. Ir tikrai tas nėra smagu. O Audinė, ar sniegas, ar lietus, ar per dumblą, kaip prikalta prie kelio. Tai va čia labai svarbu atkreipdėmės, kad čia yra orinė važiuoklė, o Audiniai nebuvo orinės važiuoklės. Tai manau, kad tas daug duoda, nes kaip bebūtų, jeigu su šitą mašiną lėkiant 80 ir kažkokią duobę pagauni, tai visą, o taip, su tuo visu tralu po kelią pradeda mėtytis ir tikrai ne pats smagiausias dalykas. Nebent tu pasikrovė. Bet jeigu jau kokia didesnė ar vedukas ar kažkoks susibavimas, tai tu jau taip ir plaki. Aišku, nesidaužo, bet mašina kaip laivas, va taip, tai reiškia stabilumo nėra. Negali sakyti, kad blogai, kad taip gražiai plaukia, bet stabilumo norėtųsi daugiau. Tai va, tai aišku, padangos į pabaigą jau kažkada čia žiemą iš vis be šansų neįmanoma bus su tokiu važiuoti. Tada šitas automobilis 500 kg daugiau sveria nei Q7, tai tiesiog kėbulas sunkesnis. Ir automatiškai jaučiasi, niekada nemėto, kad ir kokią mašiną užkrauk, jau vežiam Q7, vežiam Makaną, vežiam A6, vežiam seną kažkokią, vežiam ką dar čia. Jau kokius 10 mašinų nuvežiam, bet žodžiu, toliau einam aplink automobilį, tai veidrodėliai labai prastai matosi, galiu pasakyti, Audiniai veidrodėliai tokie apvalūs, pusapvaliai, tokie didesni, tai tu labai daug vaizdo matai, o šitoj, tai kaip vakare, jeigu važiuoji, tai nieko nematai realiai. Tai kas man labai patinka, tai kai užsikabini trailerį, šitas automobilis išlygina aukštį. Tai reiškia, kad ir koks svoris bus, jis tiesiog prisipučia tiek, kiek reikia ir daug smagiau važiuoti, kai mašina nėra per linkus. Tai reiškia, išlygina tiek, kad viskas būtų patogiai, o galas vis tiek užspaustas. Tai labai gerai gaunasi. Mašina tiesiai žiūri, tralas geram aukštį ir padangas mažiau tikrai dabar valgo, bet vis tiek valgo. Čia prieisim po to prie to, bet kas žiauriai man patinka, kad išlaiko tiesiog tą vieną aukštį. Tai va. Tai toliau, ką mes turim, tai turim naują setupą čia pasidarę, tai žodžiu dar ne iki galo, bet kad būtų patogu dirbti, tai reiškia ateini, va kažkokio agregato reikia, išsitrauki iš dėžės. Aišku, čia šiukšlinėlis dabar, dar čia tik tai viskas ieško savo vietos, žodžiu, bet svarbiausia, kad viską randam. Kaip bebūtų, va čia va pats geriausias jaučiu dalykas, tai aišku, aš čia panaudojau 2 Milwaukee dėžės, čia dar ne iki galo, tokių nėra laikiklių, padarysim čia, kad laikikliai būtų ir va čia va aš jums parodysiu lobį, va čia šitoj vietoj, tai reiškia
prasidarot ir va čia visą savo einamiausią turtą galite laikyti. O dėl ko? Dėl to, kad jeigu viskas bus po ranka, tai viską galėsit daryti labai greitai. Atlėkėt, 10 minučių mašina ant ralo. Dėl to man ir patinka, kad viskas būtų savo vietų. Tai va, tai žodžiu, šitas dėžės paliekam čia. Čia va taip turėtų būti. Gražiai, žodžiu, viskas ieško savo vietos. Turim krovimo stotelę, čia viskas kraunas ir einam dar į šitą pusę, parodysiu, ką mes dar čia turim. Čia įtaisytas šaldytuvas. Tai va čia jau padaryta visa stotelė, ko reikia išgyvenimui. Žodžiu, prikraunam čia maistelę, prikraunam vandenėlę ir galim važiuoti. Tai va, tai kiek pastebėjau, kiek yra parduodamų, tai va čia va galite matyti ant priekinės sėdynės yra nuplišimas. Va čia va dažniausiai būna, aš nežinau kodėl, bet šito mašinom ta oda kažkokia minkštesnė. Nu ir šiaip Mersas su ta oda sėdynį, nežinau, kažkaip nelabai pasistengė. Tai kaip be būtų liūdina, kad mašina atrodo dažniausiai turės suplyšti vairuotojo sėdynę, bet dabar čia, nežinau, kažkas šuo įkando ar kas. Taip, ir žiūrim toliau. Nu ką, dar iš tikrųjų mes pasigerinam savo gyvenimą, kad kelionės būtų lengvesnės. Tai čia labai patogu, kai būna įdėti akiniam, tai visada žinai, kad tavo akiniai ten rasi, kur pasidėjai. Tai prisidėjo magnetukų, žiauriai gerai telefonam pasidėjai. Tai aišku, čia tokie paprasti dalykai, bet viskas žiauriai lengvina vairavimą. Tai ką mes šitam automobilį turim? Tai turim mes vibruojantį vairą, tai reiškia, kai išvažiuoji ne ten, kur reikia, tai vairas tiesiog 3 kartus suvibruoja, taip gana maloniai galiu pasakyti. Tai nėra distroniko, nėra linijų palaikymo, yra tik vibracija. Dar noriu priminti, kad šitas automobilis nuvažiavęs 220 000. Tai reiškia, vargomatės dabar birės tas, kas turi birėti ir mes bandysim viską pakeisti ir važiuoti toliau. Nepaminėjau svarbiausio dalyko. Važiavam A6 šią savaitę, kur matėt pilką. Važiuojant į kalną, įsivaizduokit, kalnas toks kaip per Alpes, iš Italijos į Austriją, jeigu važiuotum, ar į Prancūziją, nesvarbu, per Alpes. Kalnai tokie, kad labai ilgai kyli ir mašina kažkurioje vietoje pavargo. Šita turbina turi turbinos reguliavimo blokelį tokį ir jisai sufeilino vieną kartą ir atjungė turbiną. Ir kadangi lyjo, tai aš nestojau pasižiūrėti, kas ten atsitiko. Aš tiesiog galvoju, gerai, kol man jinai važiuoja, aš bandysiu važiuoti tiesiai, nes ant autostrados, kur tu ten sustosi vidury kelio? Naktį, per lietų. Žodžiu, traukos nebebuvo, važiavau dar 3 ar 4 valandas ir tik degaliniai sugalvojau perkurti mašiną, nes start-stop mygtukas nenorėjau važiuojant be žaist, kad nesustotų. Tai perkūriu ir vėl viskas gerai, tai ir nebuvo pasikartoję. Pravažiavau jau kokius 1000 mylių po to incidento ir nieko neatsitiko. Tai bet kokiu atveju reikėjo susitvarkyti. Tai ką noriu pasakyti, kai perki mašiną, kuri ir daugiau nuvažiavus, nu tai tu vis tiek keisi visokius ten šlangas, visokius einamiausius dalykus, kažkokius diržus, kažkokius vožtuvus, apaugę, dizelis, purvas, visur. Visas tas dalis einamiausias, nežinau, kaip pečių prieš žiemą reikia pasiruošti malkinį, reikia kaminą išsivalyti, reikia tą pasidaryti. Tai čia lygiai taip pat yra darbinis automobilis ir jį reikės investuoti vienaip ar kitaip. Aš norėčiau neinvestuoti daugiau nei $1000 per mėnesį, jeigu tai įmanoma. Jeigu investuosim 1000, tai bus labai gerai, nes važiuojam labai daug, tai galiu pasakyti, per savaitę pravažiuoju apie 5000 mylių, plius minus. Tai įsivaizduokit, jeigu 52 savaitės, tai kiek mylių gaunas. Aišku, nevažiuosi visų, bet noriu pasakyti, kad tikrai nemažai prasisuka ir automobilis turi va taip ant starto būti visada ir šoki ir lėki, tai reiškia negali būti nieks sugėdę. Taip, toliau, navigacija. Tai dabar turim plačiaekranį televizorių ir kas čia atsitiko. Už šitą išleidau, bijau pameluoti, 650, bet kažkada sakiau savo, nu vis tiek įsidėsiu aš tą Androidą. Tai va čia galite matyti, tai yra navigacija. Tai aišku, kas turėjo Androidą, tas esat susidūrę, kas neturėjo, tiesiog parodau. Būtent šitam modeliui išsitraukė visą šitą vietą ir įsikišo Androidas su grotelėm. Tai reiškia, viskas prijungta prie pačio automobilio, tai jeigu norit kažkokią funkciją, tai žodžiu viską galite reguliuotis, o jeigu norit funkcijų būtent Android'e, nu tai viską turit. Turit YouTube, turit Chrome, turit
Play Store, tai galite ir YouTube žiūrėti, galite ir filmus žiūrėti. Aišku, aš nerekomenduoju žiūrėti važiuojant ir aš to nedarau. Tai kad tiesiog neatkreiptų dėmesio jūsų ir netrukdytų vairavimui. Bet šitas dalykas labai geras, kai sustoji arba tiesiog pasileist radiją ir klausyti nežiūrint. Tai va, tai tokia situacija apie šitą dalyką ir šitas dalykas, Androidas, tai tikrai pasteisino ir jeigu daug keliauja, daug važiuoja, tikrai siūlyčiau investuoti, nepagailėti ir nepirkit pačią pigiausią, pirkit šiek tiek geresnį, su daugiau tų ramų vadinamų, tada nereiks nervuotis. Internetas nuo telefono. Tai va, tai tokie būtų patogumai automobilį. O dabar ką? Automobilį užkuri ir lėki, nes jau plius minus viskas aprinkta. Ir beliko dabar mums tik tai pasikeisti pusašius, tepalus greičių dėžės, lanksčią vietą ir vožtuvą. PCV vožtuvą ir turbinos reguliatorių. Nu čia užtruks iki savaitėlės, nes reikia tiesiog atrasti laiko. Bet, o kaip kitaip? Ane? Tai va, tai būtų, nežinau kokia nuomonė bus po mėnesio pavažinėjusiu šitą mašiną, bet dabar galiu pasakyti, kad geriau už Audi iki tol, kol nepalyja. Jeigu palyja, viskas, batai. Galim šitą mašiną statyti garažą ir niekur nevažiuoti, nes tikrai pavojinga, tikrai per lietų negerai su šitą mašiną važiuoti, negerai tempti ir tikrai nerekomenduočiau. Ar rekomenduočiau ir kurį labiau rekomenduočiau automobilį šeimai, patogumui, tai tikrai GL arba GLS, tai jisai tiesiog patogesnis automobilis. Viskas labiau, patogiau, geriau, minkščiau važiuoja, stabiliau važiuoja. Su šitą automobiliu ilsiesi. Tai reiškia, kiek pavargdavau su Audi, tai čia dvigubai mažiau pavargsiu su šitą mašiną. Tai va toks pojūtis. Tai va, tai viskas. Šiam kartui bus tiek apie šitą mašiną. Džiaugiuosi nusipirkęs, kaip bebūtų. Dar neatmetu galimybės pasikeisti padangas į geresnės, kurios geriau absorbuoja vandenį. Ir tada matysim, jeigu padangos nepadės, tai žiemą lypsim atgal į Audi, nes Audi kaip Drakaras, jisai kaip karo laivas, nežinau, kaip į karą gali su tą mašiną. Pragaro automobilis, kaip aš ten sakau, tai su tą mašiną jau niekur neprapuls. Tai va, tai tokia situacija. Šią savaitę mes užbaigiam būtent su GL apipasakojimu ir šią savaitę bus viskas. Jeigu įdomu, ką mes perkam, kaip perkam, kiek sumokėjom, kiek kainuoja iki Lietuvos, tai ateikit pas mus čia į puslapį. Pamatysit, kiek konkretus automobilis kainavo, po kiekvieno automobilių yra pirkimo suma ir galutinė kaina Klaipėdoje, po mokesčių, prieš mokesčius ir taip toliau. Kiekviena eilutė atskirai išskaidyta ir galite ir patys savo pasiskaičiuoti. Tai jeigu įdomu, ateikit pas mus čia į viršų į puslapį. Jeigu įdomu tik žiūrėti, kas čia vyksta Amerikoje, kaip mes čia kariaujam su tais visais laužais, tai tiesiog paspauskite apačioj subscribe mygtuką, matysit, kai tik įkeliam video. Kartais penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, kas žino. Bet jeigu laukiat, tai iš karto gausit notificationą, kad įkrito naujas videkas. Tai va, tai manau, kad jeigu paspaudžiat mygtuką vienur ar kitur, ar like, ar patinka, ar komentarą parašot, ar Facebook'e, ar subscribe, labai padedat, visi kiti mato ir mes galim daugiau skirti laiko kūrimui, nes jeigu niekam neįdomu, tai mes ir nebekursim. O jeigu kažkam įdomu ir žiūri, tai tol, kol lauks auditorija, tol mes bandysim filmuoti kažką. Tai va, nieko pinigų neprašom, žodžiu, nieko remti nereikia, viskas nemokamai, tai jeigu įdomu, paspauskit subscribe ir iki kitų kartų.